Nauja savaitė Liepos 6 dieną prasideda paskatinimu susimąstyti apie gyvenimą, savo pasiekimus bei ateities planus. Užduok savo klausimą. Realizuoji savo svajones, ar tik pateisini kažkieno lūkesčius, ar eini savo keliu, ar gebi prisijimti atsakomybę už savo gyvenimą. Laikaisi įsikibę savų įsitikinimų, jokio lankstumo, išminties, brandos, daugiau užsispyrimo ir infantilumo. Visa Liepa išties kiekvieną iš mūsų stato į pasirinkimų kryžkelę. Kviečia atsiverti permainoms, ragina subręsti, daugiau struktūruoti, planuoti, peržiūrėti, koreguoti, sutvarkyti, atmesti, disciplinuoti ir kurti. Tik be skubos, su vidine išmintimi. Nuo birželio 28 dienos iki Liepos 14 dienos, būtent Liepos 6 dieną pikas, patiriame savo dvasios, charakterio, valios išbandymą. Saulė Vėžio ženkle įtampoje su Saturnu Avine. Kiek mes tvirti, kiek brandus, kiek asketiški bei kantrus. Kliūčių kyla ne tam, kad išsaugotų tai, kam jau laikas pasitraukti, o tam, kad padėtų atsakingai kurti ir statyti naujus pagrindus, pamatant galimybių ribas ir patikrinant jas savo suvokimu, veiksmais, išgyvenimais. Emociškai šis laikotarpis gali būti nelengvas. Gali apimti vidinis sunkumas, atrodyti, kad laisvė yra suvaržyta, o įdėtos pastangos lieka nepastebėtos. Gali kilti noras atsiriboti nuo kitų, sustiprėti pesimistinės nuotaikos, sumažėti motyvaciją veikti, pareigų vis tiek neišvengsite. Šiame etape atsiveria dvi kryptis. Galite susitelkti, sukaupti valią ir būtent šią energiją paversti tikrų proveržių. Arba pasiduoti apatijai ir leisti aplinkybėms jūs valdyti. Konfliktas tarp noriu jaučiu ir privalau darau. Kartu gali stiprėti racionalumas, santūrumas, gebėjimas blaiviai įvertinti perspektyvas. Aiškiau matysite, kiek laiko ir pastangų pareikalaus jūsų tikslai. Ir būsite pasirengę tai priimti, jei matysite prasmę siekti rezultato. Kaip tai gali paveikti kūną? Energijos atsargos išties gali sumažėti, nuovargis ateina greičiau nei įprastai, organizmas aiškiai prašo daugiau poilsio, nei esate įpratę jam skirti. Didesnio dėmesio gali prireikti stuburui, nugarai, dantims, plaukams, visai kaulų sistemai. Šiomis dienomis ypač naudinga rinktis švelnias veiklas. Ramius pasivaikščiojimus, lengvą fizinį aktyvumą be didelio krūvio, saikingesnę, asketiškesnę mitybą. Verta apriboti riebų, aštrų, sūrų, saldų maistą. Darbe ir buityje gali pasitaikyti įvairių trukdžių. Kaip žinia, juk ir Merkurijus retrogradinis iki Liepos 24 dienos, taigi reikalai juda lėčiau nei įprastai. Dokumentų tvarkymas gali užsitęsti. Bendraujant su vadovais ar vyresniais šeimos nariais kyla daugiau įtampos. Nerekomenduoju šiuo periodu iki Liepos 14 dienos, net ir iki 24 pradėti naujų projektų. Kur kas palankiau yra užbaigti tai, kas jau pradėta. Susitelkti į ilgalaikį planavimą. Mąstymas juk analitiškesnis. Tačiau net gerai apgalvoti planai gali susidurti su išorinėmis kliūtimis. Darbų nukėlimu, atšaukimais, nenumatytomis aplinkybėmis. Sprendimuose daugiau užsispyrimo, bet ir būtino tvirtumo. Mažiau lankstumo, tačiau daugiau atsargumo, kantrybės, pasitikėjimo savo jėgomis.
Na ir asmeniniuose santykiuose taip pat gali stiprėti emocinis atstumas, nusivylimas. Pareigos ir atsakomybės jausmas gali tapti toks stiprus, kad nustelbs santykių lengvumą ir džiaugsmą. Kai kam gali kilti noras įrodyti savo pranašumą, būti teisiam ar dominuoti. Tačiau svarbu prisiminti, kad tokio siekio kaina gali būti didesnė už galutinę naudą. Kraštutiniais atvejais galima prarasti tai, kas buvo kuriama ilgai ir atkakliai. Šiuo laikotarpiu ambicijos stiprėja, tačiau kartu auga ir vidinė įtampa. Per sunkumus bei krizes mes augame. Nesibaiminkite įtampų, jos praeina, palikdamos išmintį. Kviečiu į asmeninę konsultaciją, kreipkitės asmeninę žinutę ir įrašui, jei patiko bei naudinga, širdelę, komentuokite šios dienos kodą, kuris jus apsaugos nuo didesnių sukrėtimų, stipresnių išgyvenimų. Dienos kodas 671.